Ok, tai sveiki atvykę į naują VIP akademijos pamoką. Šiandieną mes turim temą have to, don't have to, must ir mustn't. Tai tiesiog trumpai prisiminkim, kaip jos reikia skirtingai naudoti, kada jos naudojam ir tada perėsim prie praktikos. Ne? Tai mano manimu šitie modaliniai veiksmažodžiai, jie galbūt nėra patys sudėtingiausi, bet ypatingai have to ir don't have to arba doesn't have to yra tie, kurie yra patys tokie vieni svarbiausių ir dažniausiai naudojamų. Ir plius jie yra pakankamai panašus į lietuvių kalbos atitikmenis šiuo atveju, ar ne? Tai pavyzdžiui, jeigu mes imsime must ir pavyzdžiui must not, arba jeigu apjungsime į vieną mustn't, ar ne? Tai have to ir must iš esmės reiškia tą patį. Tai yra privalėti, reikėti, turėti. Pavyzdžiui, aš turiu tai padaryti. I have to do this. I must do this. Abu šitie iš esmės reiškia tą patį. Jie turi vienodą reikšmę, ne? I have to do this. I must do this. I have to do this. I must do this. Visiškai nieko nesiskiria. Ir must, kuom yra gerai, kad jis visiems asmenim yra vienodas. She must, I must, jokių tenais galūnių neatsiranda papildomų ir taip toliau. Have to, truputėlį skiriasi, nes trečias asmuo vienaskaita atsiranda has. I have to, you have to, they have to, we have to, visa daugiskaita have to, bet she has to, he has to ir taip toliau, it has to. Trečias asmuo vienaskaita turime has vietoje have šitą vietoj. Tai toks tas tiesiog esminis skirtumas, ar ne? Bet ką svarbu yra nesumaišyti? Pats svarbiausias dalykas iš to vietoj, ką reikia nesumaišyti, tai jeigu have to ir must reikšmės yra identiškos, beveik identiškos. Tarkime, kad must yra truputėlį stipriau, bet tai yra tik tai toksai, kaip pasakyti, labai subtilus skirtumas ir šnekamoje kalboje dažnai naudosit have to ir net negalvosit apie must. Bet don't have to ir doesn't have to nėra tas pats, kas must not arba mustn't. Don't have to arba doesn't have to reiškia, kad nereikia, neprivaloma. Pavyzdžiui, dirbat nuo pirmadienio iki penktadienio, tai jums nereikia eiti darbą šeštadienį. You don't have to go to work on Saturday. You don't have to go to work on Saturday. Bet doesn't have to, trečiam asmeniui skirtumas yra, tai yra she doesn't have to go to work. He doesn't have to do that. Jis neprivalo to daryti. Bet must not arba mustn't, čia skirtumas yra tas, kad čia jokių būdų negalima. Jokių būdų negalima. Tai pavyzdžiui, you mustn't smoke in a car. Nereikėtų, jokių būdų negalima rūkyti automobilį, pavyzdžiui, ne? You mustn't smoke in a car. You mustn't disturb a driver while he's driving. Jokių būdų negalima trukdyti vairuotojui, kol jis vairuoja ir taip toliau. Mustn't yra draudimas. Tai yra draudimas. Must not, mustn't. Jokių būdų negalima, šiukštų negalima, ar ne? Don't have to arba doesn't have to yra, kad nereikia, neprivaloma. Tai šitos vietos labai prašau nesumaišykit, nes dažnai sumaišo. Dažnai sumaišo žmonės kalbėdami ir sakydami būtent tokius sakinius. Ok, tai keliaujam dabar tada prie praktikos, pasižiūrim praktikos sakiniuose, kaip visada pasispaudžiat pauzę, atsakot anksčiau, būtinai, kaip pasakyt, pirmiau duodat savo atsakymą, ar tik po to sulaukėt teisingo atsakymo, ok? Ok, tai dabar have to, don't have to, must ir mustn't arba must not, jeigu norim atjungti, nesujungti vieną, ar ne, laikyti atjungtus. Tai aš turiu darbą pradžiai. Aš turiu darbą. Tai būtų I have a job. That would be I have a job. I have a job. I have a job. Dirbti. Dirbti. Dirbti yra to work. To work. Ar ne? To work. Aš turiu dirbti. Aš turiu dirbti, būtų I have to work. I have to work. Aš turiu dirbti, I have to work. I have to work. Ji turi dirbti,
Ji turi dirbti. She has to work. She has to work. She has to work. Ji privalo dirbti. Ji privalo dirbti. She must work, ar ne? Bet vėlgi she has to work lygiai tą patį reiškia, lygiai taip pat tinka. She must work, she has to work. Ji privalo dirbti. Ji neprivalo dirbti. Ji neprivalo dirbti. She doesn't have to work. She doesn't have to work. Jokių būdų ne, she mustn't work. She mustn't work reikštų, kad ji jokių būdų negali dirbti. She doesn't have to work. Tu neprivalai čia būti. Tu neprivalai čia būti. You don't have to be here. To be, ar ne? Po have to mes turime bendratinę formą. You don't have to be here. You don't have to be here. Aš neprivalau ten eiti. I don't have to go there. I don't have to go there. I don't have to go there. Ar aš privalau ten eiti? Ar aš privalau ten eiti? Do I have to go there? Do I have to go there? Do I have to go there? Ar aš privalau ten eiti? Do I have to go there? Klausimas, ar ne? Ar aš turiu tai padaryti? Ar aš turiu tai padaryti? Do I have to do it? Gali būti that, gali būti this, gali, ar ne? Do I have to do it? Do I have to do it? Ar jis turi tai padaryti? Ar jis turi tai padaryti? Does he have to do it? Does he have to do it? Does he have to do it? Ką man reikia daryti? Ką man reikia daryti? What do I have to do? What do I have to do? Turim klausimą jau su ką. I have to do, man reikia padaryti. Do I have to do, ar man reikia padaryti? Ką man reikia padaryti? What do I have to do? What do I have to do? Čia negalima valgyti. You mustn't eat here. Žinoma, tinka ir can't. You can't eat here. Irgi galima panaudoti. Bet mes dabar mokomės mustn't, dėl to naudojam mustn't. You mustn't eat here. You mustn't eat here. Tu privalai ten nueiti. You must go there. Arba you have to go there. You must go there. Arba you have to go there. You have to go there. Tu privalai turėti tą dokumentą. You have to have that document. You have to have that document. You have to have that document. Privalai turėti. Vienas privalai, tas pagalbinis have to. O tada tikrasis irgi have. Nes turėti. Tai turi turėti. Kaip ir lietuviškai sakytumėm, ar ne? Tas pačios šaknis. Tai ir anglų kalba. You have to have that document. You have to have that document. Ji tikrai žinos arba turi žinoti, ką daryti. Ji tikrai žinos arba turi žinoti, ką daryti. She has to know what to do. Lygiai taip pat gali būti she must know what to do. Čia mes naudojam tokį, jim privalo, ji turi žinoti. She has to know what to do. She must know what to do. Abu variantai tinkami. Tu neprivalai to daryti, jei nenori. Tu neprivalai to daryti, jei nenori. You don't have to do that if you don't want to. You don't have to do that if you don't want to. You don't have to do that if you don't want to. Neprivalai daryti, jeigu nenori. Tu turėsi tai padaryti. Tu turėsi tai padaryti. You will have to do that. You will have to do that. You will have to do that. Tu turėtum tai padaryti. You would have to do that. Tau reikėtų, turėtum. Dabar turime jau. Turim du pagalbinius modalinius veiksmažodžius. Ar ne? Ir have to, ir would. Ten turėjome ir will, ir have to. Viskas okay. Mes, jeigu norim pasakyti
su will ateityje arba su would tą tokį vadinamą, kas būtų, jeigu būtų formą, jos naudojame ir po to naudojame have to formą. Tik tai čia visiems asmenims jau bus have to, nebe has to, nes po would ir will naudojam tik bendratinę formą. Tai tokios formos kaip will has to arba would has to nebus. Tiek I would have to, tiek she, he, it would have to. Pavyzdžiui, she would have to do that. Ji turėtų tai padaryti. Ji turėjo ten nueiti. She had to go there. Lygiai taip pat have gali ir į praeitį šokti, kad turėjo kažką praeityje padaryti. She had to go there. She had to go there. Tada have šoka į praeitį ir patampa had. She had to go there. Ar turėsiu tai padaryti? Will I have to do this? Will šoka į priekinės klausimas. Bet vis tiek have to lieka, ne? Will I have to do this? Ar turėsiu tai padaryti? Will I have to do this? Ar turėčiau mokėti kiekvieną mėnesį? Would I have to pay every month? Jeigu kažką sutikčiau padaryti, ar ne? Užsisakyti. Would I have to pay every month? Would I have to pay every month? Ar turėsiu mokėti kiekvieną mėnesį? Will I have to pay every month? Tiesiog vietoj will, vietoj would keičiame will. Will I have to pay every month? Tu turėsi ateiti pabaigai. Tu turėsi ateiti. You will have to come. You will have to come, ar ne? You will have to come. Tai labai norėčiau, kad šitą šitos pamokos dalį kartotume tol, kol didžiąją dalį teisingai ir kuo greičiau atsakysit, ar ne? Bet svarbu neišmokti mintinai, svarbu yra suprasti, kodėl, išgalvoti tą atsakymą, ar ne? Suprasti, kodėl vienaip ar kitaip vartojama yra. Pamėginkit savo sakinių sukurti daugiau situacijų, ar ne? Tikrai, manau, galite įsivaizduoti situacijų, kur kažką tai gali reikėti, turėti, privalėti padaryti. Arba jokių būdų negalėti. Okay? Arba neprivalėti. Pavyzdžiui, nereikia eiti į darbą šeštadieniais jums. Čia naudojame don't have to. Jeigu jai nereikia, she doesn't have to. Ir taip toliau. Ok, tai pasimatysime jau sekančiai pamokoje, kur kabinsim dar daugiau modalinių veiksmažodžių ir apjungsim viską į vieną. Tai pasimatom kitoje pamokoje. Iki.